Ojej, koks čia bardakas. Na va, priekį antai Lietuvos ambasada, Žiūrėjau, draudžiama čia sukti. Eik tu, načio, zašaibysi. Na va, žiūrėkit, po dešinę parlamentas, po kairę Westminsterio abatija, Rauta Head closed. Nu, ačiū. Kas dar uždarytas? Labą rytą visiems. Aš jau išvažiavau darbuotis, gavau šiandien 23 metų Mersiuką ir 8 metrų priekabą, 2 taškai. O čia kipišas koks, atvažiuoju prie Vauxhall. Čia biški bizekas dabar yra. Tai pirma pardė bus prie Indonezijos ambasados. Antra pardė. Ops, kemšas kažkodėl tai. O antra pardė bus, reiks grįžti į Plaistow. Nu ką, man žalia užsidegė, bet nelabai kaip galim važiuoti dar. Nu, maybe baby, po biškį ir išjudėsim. Nu, svarbu nesustoti ant tų geltonų kvadratų, visą kitą kaip ir nieka būtų. Aš nenoriu lysti į kairę juostą. Užklius dar koks šmykis, o čia autobusas man priepas. Nu, bando vis tiek. Kažkaip tai gal prasilenksim. Praslydom. Ojej, koks čia bardakas. 8 ryto, dėl to ir bardakas. Tai va, pamačiau ženklą ir sužinau naujieną, kad per Vauxhallo tiltą nuo Liepos 1 nebegalima važiuoti fūrom, tik 18 tonų ir mažiau. Ojej, kas čia dedasi prie stoties. Dabar važiuosiu link Lietuvos ambasados. Praktiškai davažiuosiu iki jos ir prieš ambasadą suksiu į dešinę. Bet tai čia tai geras, kad 18 tonų bus Vauxhallo tiltas, eina savo. Vienas iš tokių pagrindinių tiltų, iš tikrųjų, reikalingų mums. Kai va čia po tą arėją važinėjęs. Tai per kur kitur reikės čia važiuoti, čia dar vingiai dasidės didesnį. Jo, nuo Liepos 1, aha. Va, ženklas kaip tik raudonas yra, galit matyti. 1 July. Nu gerai, žinosim. Seniai tokio bardako čia nemačiau, galbūt seniai tokiu laiku čia nevažiavau. Gali ir taip būti. Eina savo, tai mes net nepajudėjom, pajudėjo tie iš tiesiai, pajudėjo iš kairės, o mes net nepajudėjom, eina savo. O tai baikas, nu. Yra dviračių takelis, nevažiuoja į gatvę, nu. Jūs visai esat kukudžembos hebrytė. Dviračių takas, 1 milijonas svarų vienas dviračių tako kilometras. Ir jie važiuoja savo keliu vis tiek. Maladėts, šaunuoliai, ką aš galiu pasakyti. Prie kabikio taip, mano, arti pro mašinas eina, nu bet ką darysi. Teisingai, traukis nuo manęs biški toliau. Man tai daugiau vietos reikia negu tau. Čia iš dešinės mašiniuks biški pasitraukia į dešinę. Paliko man vietos biški daugiau. Nu, dabar man reikia. Dar nerestricted. Dar kol kas nerestricted. Bet jau tendencija aiški. Na va, priekį antai Lietuvos ambasada, ES vėliava matau kabo, už jos Lietuvos vėliava kabo, na tas baltas pastatas toksai.
saulės apšviestas. Tai va ten va lietuvių ambasada yra. Mes suksim va čia į dešinę. Patį centrą jau. Ir įvažiuojam į centrinę zoną. Nu, čia netoli ir parlamento skveras. Parlamento aikštė teisingiau. Nu, ir važiuoja Šmikis, va, ne takeliu, o gatve. Palauk, reikia autobusą praleis pagal taisyklės. Dabar galvoju, jau čia sukt reikės ar toliau? Ne, čia liktai. O, Temzė šalia. Reikės turbūt per tą jau tiltą važiuoti, nežinau, koks čia yra tas tiltas. Čiausiai pro čia reiks važiuoti, nu, pro čia dar ir geriau gal. Jeigu jo nepadarys ten 18 tonų. Pastatai gražus jau prasideda. Nu jo, Vaitrosas jau ir suka ant šito tilto. Nes jau nebevažiuoja per. Bet tai iki Liepos 1 galim dar važiuoti, kad... Žiūrėjau, draudžiama čia sukti. Eik tu, načio, zašaibys. Žiedą čia panaikino. Nu, normaliai. Aina jie vilpti. Zašaibys. Aš ten anoj pusė irgi žiedą panaikino. Eina, načio. Man čia va į kairę reikia sukti, o čia denga ženklą. Yra ženklas uždėtas, į kairę negalim. Nu, ačiū, ponas merė. Protingai viską darot. Smagumėlis. Buvo normaliai žiedas, galėjai važiuoti visur, kur tik nori, į visas pusės dabar. Dabar da dviratininkų milijonas. Normaliai. Kur man čia suk, čia nepasuksim. Ne, čia nepasuksim. Ta prasme, į parlamento aikštę man dabar reikės išvažiuoti. Gal ne? Ne, nu linksmas čia pravažiavau variantą. O Riskas esmentas dar net nepakeistas. Nice. Nu ką, važiuojam į parlamento skverą tada, nu ką darysim? Pasiekskursausim biškį. Eina savo. Kaip smagu. Nu va, žiūrėkit, po dešinę parlamentas, po kairę Westminsterio abatija. Čia protestuotojai visą laiką, va, kur tie juodi automobiliai stovi. Poliucininkų pilna. Smagumėlis, nu. Kaip galima atsidurti kur. Blemba, nu papuoliau. O, Big Benas įka. Po 8.15 rodo. Aha, tiksliai po 8.15 yra. Gerai. Va, tai tau nenumatyta ekskursija. Tak, čia vėl kažkokie geltoni ženklai. Road closed, nu. Road closed, London 10K, Sunday 12 Liepos. A, nu tai dar. Ja, po 10, po kairę, atsiprašau, Westminsterio abatija, kur princai ženėsi ir karaliai.
Esu buvęs porą kartų, tarp kitko, vienas net pamaldose pavyko prasprūsti pamaldas. Visai įdomiai buvo. Nu ką, gerai, minam toliau mes. Bet, nu tai čia surprise, man patiko, nu. Žiedas panaikintas, riskas esmentas nepakeistas. Jo. Nu nieko, paekskursausim po Londę. Plemba. Čia va gražus pastatai. Ten telefonų būdelė prie autobuso, galim nusifotografuoti Big Beno pusę. Ten abiejose gatvės pusėse labai instagrameriai ir turistai mėgsta. Paskui ten toliau yra irgi kelios telefonų būdelės, ten apstotos pastoviai turistų ir instagramerių. Fotkės gaunasi ledinės. Gerai, kad 8 metrų priekaba. Nu, šiaip tai nėra čia siauri keliai, galima būtų jau ir su 10, nu su 13 tai biškiai jau būtų žim, kaip sakant, per kutliukus. Bet. Nu vis tiek, tai biškiai smagu. Nu sako, kad čia reiks suk, nu tai suksim čia, nu tai. Čia irgi pilnas statybos darbų visokių. Tikiuosi, kad čia man ten nenuves kažkur tai. O, koksai bariukas. Green King, žalesis karalius, pilna gėlių. Kas ten mergaitė verkė atsisėdus ant žemės. Telefoną be nepavogė jau. Užsidengus veidą. Kažkas nutiko. Nuėjo į kavinę. Gali visko būti. Jeigu aš neįsuksiu blemba, tai iš vis neįsivaizduoju, kur važiuoti tada. Iš vis neįsivaizduoju. Ne, normaliai įsisuksiu. Normal. Čia žiūriu, kad tas trikampis. Road ahead closed. Nu, ačiū. Kas dar uždarytas? Ne, nueikit, jūs žinot, kur blemba užnisas hebrytė jau su savo tais kelių uždarimais. Nu, tai kaip man čia įsukdaba biškį užsimesti, duokit man tada. Lauk tada čia. Ten tas statybininkas su skafaldiorai stovi. Dabar čia žiedų, kur man siūlai važiuoti? Žiedų siūlai važiuoti kairę, ne? Nu, tikriausiai, kad į kairę. Kur daugiau? Į kairę ir paskui dešinį iškart. Nu, davai, bandom. Oi, nei juoktis, nei verkti, klausykit, nu. O, parlamento bokštas tiesiai matosi. Smagu net žalia, klausykit. Statybininkai, skafaldiorai. Nu gerai, kas čia, o, 4 televizijos kanalas, čia 4. Aha, po kairę. Čia. Ne, čia tikrai ne. Čia tikrai nesuksiu. Ne. Kokia ten ta mano gatvė buvo, nebeatsimenu, ne šitą. Ne šitą. Liktai šitą gatvę. Ai, Monk Street, jo. Lemba, iš tos pusės biški čia sudėtingiau yra. Nu gerai, užsimėsim mes normaliai žvėriškai ir kaip nors įlysimgi vis tiek. Tai va čia iš tos pusės, iš dešinės turėjau atvažiuoti, užtat būtų lengva įvažiuoti. Dabar nebus lengva. Va, čia jis mane būtų atvedęs va čia, va, kur neįmanoma išsukti.
O tai tau. Kada šiukšliavežis stovi. Mes palauksim, kol jis tada sustvarkys savo reikalus. Nes kito varianto nėra. Blemba, linksminosi nuo pat ryto. Eina švilpti. Pralyna. Pavažiuok dar į priekį į ką. Man čia bordiūras toks maišosi biški. Ten bordiūrą pravažiavau gerai. Čia dabar. Čia šitą gatvę įvažiavau, kažin, bet ne, į tą. Monk Street buvo parašyta. Gerai, Tesla pasitraukė į šoną. Mersas už linijos prisiparkavęs, nu. Da, man pasiaurinai kelią, ne? Nu, maladėts, nu. O už linijos nekaip nemoki pasistatyti, ne? Vienu žodžiu, linksminamės kiek tik galima. Nu, dabar žinosiu bent jau. Biški prieš eismą, reikia prisiparkuoti, tas ten dar stovi. Plemba, čia nepralys man mašinas dabar. Negaliu, tai reiškia stotis čia. Na va, buvau nuėjęs iki to sunkvežimiuko, tai Adamas Lenkas sakė, 5 minutės palauk, sako, to aš pasibaigiu krautis, ten tos bynus jie kraunasi dviese, tai sako, kelias minutės ir mes išvažiuojam. Na, aš nuėjau į ofisiuką, sakau, į parduotuvę, kai visada pasiėmiau porą mandarinų, porą bananų, nu, tai turėsiu, jeigu spėsiu ant pietų grįžti, iki pietų dar bus biški fruktozės paimsim. Na va, atsistojau aš jau į savo vietą, vyrukai išvažiavo, tai va, priešais, jeigu matot, yra Indonezijos ambasada. Kauno Arkošo brigada pareina. Cieli 2 buvo 3 dar kažkur matyti. Nuėjo partuoje, bandė kažką pavogti. Išspyrė laukan. Tai valkiausi dabar. Na ką, darbas padarytas. Galim keliauti toliau. Jei iš tikrųjų biški nežinau per kur važiuoti, tai kaip išėjai išvažiuoti atsimenu, pravažiuosiu, atvažiuosiu iki Lambeto tilto, ten žiūrėsiu jau. Gal pro parlamentą sukti, kai jau vieną kartą sukau, galim ir antrą kartą jau sukti tada. Jeigu ten kokio apribojimų nėra, kas per Lambeto tiltą, vėl prie Vauxhallio išlysiu iš kitos pusės, ten vėl trafikai, nu vienu žodžiu. Žiūrėsim pagal situaciją, nes valdiška navigacija biški vėjus rodo, čia tokiais tais kiemais čia zigzagais važinėtis rodom, tai kur čia matyti? Čia pašanus. Čia sukdu nuo 8:30 iki 9:03. Dabar jau biški daugiau laiko yra. Nu gerai, važiuoju. Važiuočiau link Viktorijos, bet nežinau, ar ten vienoj sankryžoj į dešinę man galima sukti, tai nerizikuosiu, nes jeigu tiesiai, tai nuvažiuosiu į patį centrą, į Oxford Streetą ir ten visą kitą. Tai tokių variantų man mažiausiai reikia. Tokie keliukai siaurukai. Važiuočiau ten tiesiai, bet sakau, nežinau, ar tenai paskui dešinį išsuksiu. Nu, išsisukam gerai. Ai, tenai galim link parlamento iš tikrųjų nuvažiuoti, bet ten kažkokios liktai statybos buvo, tai pravažiuosiu aš kažin. Ar bandyti važiuoti, kaip jūs galvojat?
Spyst ir išlendu link parlamento. Nu, blemba, nežinau, nesu važiavęs. Kaip jūs galvojate, bandyt ar nebandyt man lysti tą Marsham Street? Ale bandom. Nesu važiavęs, tai gal ir pats laikas pavažiuoti biškį. Ženklų nėra, kad 18 tonų, nėra jokių ženklų, kelias gana platus kol kas. Autobusai važiuoja, tai normaliai turėtų būti. Nu, kaip sakant, su ko velnias nejuokauja, mažo ir bus gerai, sužinos dar vieną kelią gal. Statybos vyksta, taip. Įdomiai. Ale mažokiai bus. Statybos lažybos. Blemba čia važinėjus, tai šiandien. Ekskursinis, va, su ekskursiniais autobusais kartu važinėjus. Ir dzin. Nu, vienu žodžiu. Bandysim lysti vėl link parlamento aikštės. Geltonų zigzagų svarbu čia va nėra. Tai reiškia, galėsiu lysti, kai tik žalia užsidegs, kaip jau ten įlysiu, taip. Jeigu nebus užblokuota. Tai va, bus dar viena ekskursija papildoma ir nemokama. Nu, laiką pastatykit, komentarą parašykit, subscribinkit. Tai man bus geriausias atpildas. Nu ką, važiuojam, bet viskas užsikišę. Bandysim užsilaužti, kiek eina. O kuo aš turiu daryti? Aš kitaip niekaip neišvažiuosiu čia amžiais. Ką mes čia turim? Westminsterio abatija, štai. Štai Westminsterio abatija, pagrindinis centrinis įėjimas. Nu, pėstiesiam raudonas gi dega. Jaunimas. Ir visi eina per raudoną. Nu va, tolumoje ir ratas matosi. Štai jums Westminsterio abatija. Čia va ir ženijosi visi princai. Kaip jums vaizdai, chebra? Geri vaizdai, ne? Westminsterio abatija, nu. Nieks su fūrom čia nevažinėjęs. Nu. Aš važiuoju, nu hulė, gal aš pasilgau pro parlamento skverą prasilėkti. Ups, stabdom. Geltona ir raudona. Ale žmonių belenkiek. O tenai kas dedasi prie stoties šakės. Ką parlamento, tai tolumoj matosi Londono akies gabaliukas ir parlamento rūmų gabaliukas, o čia Westminsterio abatija. O, važiuosim toj, ne? Varom. Go, go, go! Dabar kokį man čia eilę geriau užsiimti. Gal šitą? Ojei, kiek čia žmonių. Ja, nu ką turim? Big Benas. Nu galėt raudoną dabar užsidegti, bet blemba kaip tyčia šūdai neužsidega raudoną. Kur čia policija, nežinau.
Da, merga laksto čia, nu, malakės. Nu, parlamento rūmai. Ir Big Benas. Žmonių belenkiek. Žmonių belenkiek. Tikiuosi nepulsit po ratais, ne? O, Londono akis dešinėje pusėje. Po kairę naujasis Scotland Yardas toj bus. Ale nebloga, visa ekskursija man čia gausis. Taip, čia New Scotland Yard po kairę. Tas kubikas, kur sukasi, trikampis, teisingiau ne kubikas, va tenai matosi. New Scotland Yard. O čia Londono akis, nu. Na, tvarkelė, ekskursija baigta, darbuojamės toliau. Važiuojam dabar į Plaistow, į džiunglyną.